Sveiki, skorpionai. Ši savaitė labai įdomi jūsų laukia, bet pirmiausia, kaip visada, spauskite patinka, prenumeruokite, dalinkitės įrašų ir aišku, spauskite stebėti mano Facebooką, į kurį dedu visą pagrindinę informaciją. Taigi apie darbą. Ši savaitė tikrai yra ne vienareikšmė, teks įdėti labai daug grįžtų ir pastangų, kad gautumėte tai, ko norite ir pasiektumėte geidžiamų rezultatų. Dabar konfliktai praktiškai bus neišvengiami, nes, matai, labai palankus metas dirbti komandoj, bet tas konfliktiškumas bus padidintas fonas. Todėl nepergyvenkit, jeigu jūs ten barsitės nuo pirmadienio iki penktadienio ir nuo ryto iki vakaro. Bet vis tiek tuose konfliktuose, tuose barniuose, aiškinimuose santykių bus atrasta tiesa ir iš to bus visiems geriau. Ypatingai į tai turi atkreipti dėmesį, aišku, jeigu mes esam samdomi darbuotojai skorpionai, tai čia mes vis tiek žiūrime į viršininką kaip iš apačios į viršų ir per daug nepakonfliktuosi. Bet jeigu turit partnerius, kolegas kažkokius, kurie lygiaverčiai, tai tikrai ten konfliktų gali būti ir iš tikrųjų reiks išmokti save suvaldyti, nes nervai netlaikys tikrai, nes taip yra jūsų tokia planetų padėtis, kad jausitės įjautrinti, nervingi, gal biški ir nuskriausti ir neįvertinti ir viskas, kaip sakant, viskas ne taip. Bet tai yra labai subjektyvu, balandį jau bus visiškai kitos energijos, todėl labai prašau nesinervinti, išmintingai. O tie, kurie galite sau leisti padaryti pauzę, tai tikrai labai prašau pasiimkite biuletenį, išskriskite savaitai, pabūkite, pailsėkite ir galvos nesukite, kas vyksta. Taip kad apie darbą tiek ir atidėkite svarbiausius dalykus balandžio mėnesį. Meilė. Dabar labai daug emocijų. Gali taip atsitikti, kad sulauksite pavydo scenų, apkaltinimų ir iš vienos pusės. Tai jūs galite sulaukti kaltinimų. Iš kitos pusės gali tekti atleisti. Gal kažkas paprašys atleidimo, norės su jumis taikytis, norės išsikalbėti. Tai vėlgi toks labai nevienareikšmis periodas, bet jūs suprantat, kad ir jeigu darbė jau ten tos konfliktiškumas ir meilė, kažkas panašaus, kadangi planetos, tai pačioj, nelabai palankioj padėty. Ir iškart sakau, mielosios ypatingai skorpionės, ir skorpionai, nes čia ir tą liečia. Būna taip, susitaikymo seksas, dabar labai madinga. Ir po to, skambina man konsultacijos ir, oi, ką daryti, aš pastojau. Arba ką daryti, manoji pastojo, mes tik taip ant durniaus pasimylėjom, jau buvom senai atsisveikinę. Tai pas jūs meilės srityje šią savaitę būtent tokie dalykėliai, kad kartais atleidimas, susitaikymas toks kažkoks belekoks ir po to nebežinai, ką daryti, ką veikti ir kaip išsisukti iš nepakeičiamos situacijos. Perspėju, o perspėjimas yra lygus apsaugai. Dabar sveikata. Labai daug poilsio reikia turėti, nes, kaip minėjau, įtampa emocinė bus labai didelė visur. Aišku, geriausia šią savaitę, ypatingai tie skorpionai ir skorpionės, aišku, dabar visi daužo kriaušę. Dabar labai madinga daužyti kriaušę, šią savaitę. Sveikatai pats geriausias yra kriaušės daužimas ir subalansuota mityba, reiškia. Dabar nugara šiek tiek skaudės ir čia gali būti dėl to, kad, nugaros problemos, gal stuburas, gal taip, koks nervas, nežinia, bet būtent su nugara, o gal dėl to, kad už nugaros jūsų daug kas ką kalbės, tokie, kadangi konfliktiškumai, tai žinokit, kad nugara kartais skauda, vien dėl to, kad apie jūs kalba galbūt nelabai malonias kalbas. Taigi suvedam sveikatos liniją su ezoterika ir stengiamės,
kaip sakiau, nekonfliktuoti. Ir dar būtinai pagulėkite vonioj ir įsitepkite kokiu nors tokiu su kamparu tepalu, kadangi kamparas, kodėl anksčiau su kamparu buvo tepalai nuo visokių sąnariukų ir visa kita, nes kamparas yra nuo piktų dvasių. Senovai kažkaip žmonės žinojo, kad tas kamparo kvapas yra apsaugantis. Ir jisai ne tik šildo, bet ir nuima pletkus, apkalbas ir nesąmonės. Man tai labai patinka, Graikijoje tai kamparo tablečių gali nusipirkti ūkiniam skyriui ir ten jų prikaišioti, ten jie nuo parazitų gal naudoja. Ir tikrai pamėginkite atsisiųsti tų kamparo tablečių ir jums pats tas ypatingai šį pavasarį. Taigi, mėly skorpionai, iki kitos savaitės. Ate. Būkime sveiki, laimingi ir turtingi. Gyvenkime taikoje.